We try to establish a cooperation platform to encourage Taiwan company invest here, Lithuania, and to purchase majority of all components here. So we have all kind of components, controlling chips, guidance chips. So in Taiwan, drone industry is very prosperous. Vice Minister Monika Koroliavienė of the Mr. Vidmantas Janulevičius, President of the And also we have a project we call demining drone. Demining drone we have designed and now is under test. We try to using this drone to help people in Ukrainian battle to detect landmine and to remove it. So this kind of device we need Lithuania's help and to carry on these projects. Your Director of Innovation Agency Lithuania to start with the opening remarks. Kadangi kiniškos detalės yra kaip čia užblokuotos mūsų gerojoj pusėje, tai norime pasižiūrėti, kokios alternatyvos kiniškom detalėm, tai Taivanis jų nemažai daro. Norim pasižiūrėti, kokios technologijos yra naujausios, kurios galbūt bus pritaikomos mums, gali būti pritaikomos mums, kad ir kaip būtų, Taivanis yra stiprus gamintojas irgi technologijų. Journalists asked me to make it faster, better, and more efficient. I get referred to my... Manau, kad taip. Manau, kad mes dalinamės čia tą bendrą grėsmės tam tikrą jausmą ir jie pas mus atvažiavę mato, kad ne jie vieną turi tą tokį jausmą ir mato, kad jų tas kelias pasirinktas gintis bepiločiais orlaiviais yra teisingas. Ir sakau, pradžioje gal matėme, kad jie labiau nori parduoti, ypač verslai atvažiuodami parduoti savo komponentus, parduoti savo tuos iš civilinės rinkos gimusius bepiločius orlaivius, bet turėdami tas grėsmės ir bendraudami su mumis, mes aišku irgi ne tik parodom interesą nupirkti iš jų kažką, bet parodom, ką mes turim, pademonstruojam ir tai juos žavi. Join Industrial Business Opportunities Alliance. I would like to thank the Lithuanian government. Šiuo metu ukrainiečiai maždaug apie 70% detalių gali jau gaminti be Kinijos. Trūksta 3 dalykų. Tai yra kameros normalios, tai yra video plokštė ir tai yra varikliai. Tiesiog, kur visą tai gali Taivanas prisidėti. Business opportunities with like-minded people and partners to protect our free and open way of life. It's a wonderful defense community, not only from government but also Signing procedure. And photo one more time. Okay. Kaip mes matom iš savo pusės, vis tiek reikalingas greitis. Čia šiuo metu tiesiog Ukraina jau yra vis tiek, ten jau geriau pasirodo. Bet laikui bėgant, per laiką, be jokios abejonės, čia labai gerai, kad vyksta šitie dalykai. Tokį patikslinimą, kas buvo viešoje erdvėje. Rinkti komiteto narį Giedrimą Jeglinską. Tai man atrodo, kad negali būti, širdis plaka labai jaunai. Vienas iš dalykų, ko iš tiesų Taivanas norėtų, tai yra bendradarbiavimas ne tik su Lietuva, bet ir su Ukraina, kai kalbama apie dronų gamybą. Ir viena iš pasiūlytų idėjų, kuri tikrai, man atrodo, labai pozityviai turėtų būti vertinama, yra būtent išminavimo dronų gamybos galimybės.
pagal statutą. Vienaip, kiti kitaip, tai vis dėlto gal galėtų. Mums svarbiausia yra suvesti politinėme lygyje, atverti tam tikras rinkas ir parodinti, kad šitas bendradarbiavimas būtų sveikintinas valstybiniu lygiu.